Sveiki, bičiuliai, tai kaip įprasta noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipti dėmesį ateinančią savaitę. Na ir pradėsim nuo savaitės dienų. Tai pačios palankiausios ir nepalankiausios dienos būtų apskritai toks periodas, jisai gaunasi, nereiškia aišku, kad tos dienos nepalankios, ten jau sėdėkim namuose tiksliau nieko jau nedarykim. Bet tiesiog tai reiškia, kai mes planuojam kažką tai pradėti ypatingai svarbaus, tai tuo metu, kada dienos jos skaitosi nepalankios, tai gali reikšti tai, kad priklausom aišku nuo individualaus likimo, nuo individualios karmos, tai reiškia, kad mums gali galbūt arba tas mūsų sumanimas nepavykti, arba galbūt ten gali klostytis viskas sunkiau. Tai va, tai išeina pirmadienis, ketvirtadienis ir šeštadienis, sakyčiau, pačios tokios nepalankiausios savaitės dienos, nes pirmadienis išeina kaip 9 mėnulio diena, kada nepalanku kažką tai pradėti, ketvirtadienį išeina nepalankus žvaigždynas, tai irgi pavojus ketvirtadienį gaunasi kaip kad apsinuodyti, nelaimingi atsitikimai, gaisras, apgaulės, irgi nepalanku skolinti pinigų, ir kelionės, jeigu kažkur tai vykstat, atsargiau būti. Antradienis, apart tai, kad Marso diena jinai tokia gaunasi vidutinė. Penktadienis iki 16 valandos irgi jinai tokia kaip vidutinė diena. Ir šeštadienį 14 mes turim 14 mėnulio dieną išeina. Mėnulio diena tai irgi išeina nepalanki, kažką tai pradėti naujo, ir dar tai, kad šeštadienis. Trečiadienį mes turime Kadašį, kas žino, labai nesiplėsiu, apie Kadašį galite irgi paskaityti mano puslapį, kas nežino, tai reiškia pati palankiausia diena pasninkui, kad ir prailginti savo gyvenimą, bet iš esmės ir dėl dvasinių tikslų tai super diena. Ta diena, kas laikysis pasninko, tai rekomenduojama nutraukti sekančią dieną, tai yra 12. Laikas būtų nuo be 29 ryte iki po 11:05 Lietuvos laiku. Tai į tai atkreipkit dėmesį sekančią savaitę, savaitės dieną, jeigu kažką tai planuojate. Ir svarbiausias įvykis šią ateinančią, sakykime, savaitės jau po truputį prasidėjo, tai būtent Marsas pradeda judėti retrogradinę kryptim, atgalinę kryptim, ir aš pateiksiu, kuo tikėtis kiekvienam zodiako ženklui ir keletą momentų, į ką atkreipdėmėsi. Tai bendrai Marsas tai jisai susijęs yra su jėga, su pykčiu, su konfliktais, kada jisai juda retrogradinė kryptim, tarsi viskas šiek tiek sulėtėja, tampa lėčiau nei įprasta, bet Marsas šiuo atveju jisai tampa nepalankus, toks pavojingas ir sakykime, Marsas jisai Vėžio ženkle pagal Vedų astrologiją, tai irgi gali kilti daugiau tokio nepasitenkinimo, ypatingai Marsas Vėžys susijęs su šeima, ten šeimoje kažkoks tai neįvertinimas jaustis, galbūt toks, žinot, kai būna jauties neįvertintas už savo pastangas, už tai, ką darai. Teks daugiau laiko dirbti šitam visam periode. Marsas bus bendrai iki vasario 26 dienos nepalankus, bet prognozė bus ženklams iki sausio 20, nes po to Marsas keis ženklą. Bet bendrai visam šitam periode reikėtų ypatingai iki sausio 20 atkreipdėmėsi irgi, kas susijęs su šeima, su namais, jeigu kažkur tai važiuojat, vairuojat. Ypatingai kai slidu, galbūt kai nebūtina kažkur tai rizikuoti, stenkitės nerizikuoti. Pas ką Marsas silpnoj padėty, ypatingai šiuo laikotarpiu, gali reikštis toksai pyktis, noras konfliktuoti, žinot, noras prisiminti kažkokias tai nuoskaudas, kažkam tai atkeršyti, žinot, kaip būna, ten prisimeni, kad ten kaimynas kažką tai buvo padaręs, pasakęs, ar ten giminės ir panašiai. Tai noras konfliktuoti gali būti, ypatingai pas ką Marsas silpnas, tai padirbkit su savo pykčiu, su savo emocijom, daugiau dvasinės praktikos, tai padeda nusiraminti.
Na, jeigu pasauliniu mastu, tai aišku, irgi būtent tuose karštuose taškuose šitam laikotarpyje gali, ypatingai ten iki sausio 20 dienos, irgi, na, ten kaip Ukraina, Izraelis, kitos irgi tos, sakykime, karšti taškai pasaulio, ten gali negatyvūs dalykai suaktyvėti. Na ir apžvelgsime, ką atkreipdėmėsi būtent kiekvienam zodiako ženklui. Tai vat, čia prognozė bus nuo dabar, būtent, sakykime, nuo rytojaus, nuo gruodžio 8 iki sausio 20 dienos. Tai avinams ypatingai šiuo laikotarpiu daugiau atkreipdėmėsi, kas susijęs su nekilnojamu turtu ir su namais ir su šeima. Jeigu ten kažką taip planuoja atpirkti ar parduoti, tai šiuo periodu gali viskas taip sulėtėti, spręstis viskas lėčiau, galbūt tai toks irgi būtų ne pats tinkamiausias metas didelėm investicijom į transportą, į nekilnojamą turtą ir panašiai. Reiškia, reikėtų kiek įmanoma, jeigu tai neišvengiama, kiek įmanoma tuose klausimuose labiau apsidrausti, jeigu tai kažkokie tai rizikingi sprendimai. Na ir daugiau skirti laiko irgi santykiuose su artimaisiais, ieškuoti daugiau tokio kaip tarpusavio susipratimo, supratimo, išklausimo vienas kito, įsigilinimo į problemas ir panašiai. Toliau jaučiams. Jaučiams būtent tas laikotarpis, ši savaitė neateinanti ir iki sausio 20, tai daugiau skirti irgi laiko būtent bendravimui, išsiaiškinimui santykiuose, nes gali būti visokie irgi nesutarimai, ypatingai jeigu ten laikysitės primiktinai savo nuomonės, kad gali būti tik tai dvi nuomonės, mano ir tik tai mano teisinga. Tai va, atkreipkite dėmesį ir aišku, į pranešimus galit gauti kažkokios, tai galbūt pranešimus, kažkokius laiškus, žinutės tuo laikotarpiu, dokumentus, tai tiesiog va, tai irgi patikrinkite, nes gali būti, kad tokia informacija gali būti kažkiek klaidinga, gali būti kažkiek tai nesusipratimai. Dvyniams daugiau laiko skirkit irgi ypatingai klausimuose susijusiuose su finansais, su šeima. Galbūt laikas gali toks spręsti kažkokius klausimus užsitęsusius su finansais, su išlaidom, su taupimu, turto dalybom, arba irgi tame laikotarpė gali viskas tai tęstis ilgiau. Ir vengti irgi kažkokių tai tokių rizikingų finansinių sprendimų tame laikotarpė. Daugiau, tai galbūt tas laikas palankesnis pabaigti kažkokius tai darbus, kuriuos jau darėt, bet nepradėti kažkokių tai naujų ir bendravime, jums bendravime, komunikacijų irgi su kitais labiau rinkitės žodžius bendraudami. Vėžiams šis laikotarpis irgi toks būtų palankus vėlgi gilintis į save, į savo asmenybę, į savo tikslus, į savo, sakykime, pasiekimus kažkokius gyvenime, į savo karjerą, darbą, į savo sveikatą, irgi kažkokius tai impulsyvius sprendimus, galbūt kažką tai pilnai naujo, visiškai naujo pradėti irgi būtų toks laikas ne pats palankiausias, tai labiau, sakykime, viską apmastyti, įsigilinti ir dirbti su savo pykčiu. Vienas iš mūsų 6 priešų tai yra pyktis, pykčio energija. Liūtams šis laikotarpis gali būti irgi, sakykime, toks palankesnis, kai susitelkti irgi į vidinius dalykus, į savo būtent vidų, eiti, ne į išorį, bet į vidų, galbūt kažkokias tai baimės vidinės, įspręsti kažkokias tai neišspręstas problemas, nenusivilti kažkuo, ieškoti motyvacijos, nukreipti savo energiją būtent tinkamai ir kažkokius irgi pradėti galbūt naujus projektus, būtų ne pats tinkamiausias metas, irgi jisai būtų labiau skirtas pabaigti, pabaigti anksčiau, nepradėtus darbus, viską tai peržvelgti, padaryti analizės, geras laikas tokiam vidiniam augimui, jeigu kažko tai nedarėt arba norėjot pradėti daryti, tai būtų palankus laikas, kas susiję ten su meditacija, dvasinė praktika. Mergelėms tai laikas, kai irgi vertėtų peržvelgti santykius su savo būtent vyresniais, su savo išsikeltais tikslais, savo planus
sakykime, irgi kažkokius tai iššūkius, savo norus geras laikas, ar ten tie tikrai norai tinkami, ar reikia juos dėti tiek daug pastangų, galbūt jūsų norai pastaruoju metu iš jūsų atėmė daug energijos arba, sakykime, daug finansų ir tiesiog juos peržiūrėti savo irgi galbūt reikia perorientuoti savo kažkur tai pastangas, tai irgi atkreipkite dėmesį, apmąstymam geras laikas. Svarstyklėms šis laikotarpis ypatingai svarbu irgi įvertinti savo darbą, savo karjerą. Gali būti daugiau tokių kaip vėlavimų, kas susijęs su jūsų darbu, daugiau nesusipratimų ir gali būti ir tam tikrų nesėkmių ar kažkokių tai, sakykime, situacijų, kur reikia daugiau irgi laiko, daugiau pastangų. Ir būtų palankus laikas irgi nepradėti kažką tai naujo, kaip tik analizuoti, gilintis į tai, ką jūs jau esat galbūt pradėję, galbūt, sakykime, kur neužbaigti anksčiau darbai, juos padaryti arba tos projektus, savo tikslus peržiūrėti ir nepriimti irgi kažkokių ypatingai tokių skubotų sprendimų su įsidarbinimu arba ten su išėjimu iš darbo, tai būtent viską irgi vertinti neskubant. Skorpionams tai irgi palankus laikas savęs tobulėjimui ir toks laikas palankus kaip jeigu kelionės, tai irgi su tokiais kaip dvasiniais tikslais, kur sugilinimus į savo vidų. Todėl, kad būtent Marso įtaka yra irgi su Vėžiu susijus, tai Vėžys tai yra mūsų vidus, laimė, vidinė būsena, visokie tokie dalykai, kurie būtent padėtų įeiti į savo vidinį gyvenimą. Ir irgi išsigryninti kažkokius tai tikslus, neskubėti ir pasiruošti tokiai labiau naujai pradžiai, galbūt kaip tobulėjimui, arba kažkiem tai mokslam, būtent po to periodo, kaip sakiau, labiau nuo vasario mėnesio, būtent nuo vasario pabaigos, kai Marsas išeis iš retrogradinės padėties. Šauliams šis laikotarpis irgi gali, sakykime, tekti spręsti kažkokius galbūt neišspręstus klausimus iš anksčiau. Gali būti tai emociniai klausimai, gali būti sveikatos klausimai, finansiniai klausimai, gali būti tokie, kai bus daugiau tokių abejonių pas jūs. Gali tekti irgi peržiūrėti savo santykius ir gali būti, sakykime, toks laikas irgi kaip reikia viską apgalvoti, giliai apgalvoti, pasidaryti išvadas, kur prieš tai jūs priėmėt galbūt kažkokius neteisingus sprendimus, paskubėjo, dabar toks laikas, kai reikia efektyviai viską peržvelgti, ir savo finansus, ir savo santykius, ir šeiminius santykius, tai būtent skirkit tam laiko. Ožiaragiams šis laikas irgi skirtas stipriai, sakykime, jūsų santykiams. Gali toks būti kaip laikas, kuris patikrins jūsų santykius, gali tokie santykiuose atsinaujinti, neišspręsti anksčiau klausimai arba priekaištai gali būti. Sakykime, tai ne pats palankiausias metas būtų tiems, kurie neturi antros pusės, pradėti naujus santykius, tai čia kaip tik reikėtų sutelkti dėmesį, jeigu ypatingai jums nesiseka santykiuose, tai būtent į tas priežastis, kodėl, kas, kaip tuose srityse neseina galbūt taip, kaip jūs norėtumėte, tai būtent atrasti kažkokį tai balansą, priežastis, santykių problemų arba partnerystė, jeigu yra su kažkom tai bendradarbiauti ir vis kartuojas kažkokios tai problemos, tai irgi kažkokio partnerystės reikalų naujų irgi būtų ne pats palankiausias laikas pradėti, toks labiau peržvelgimas. Vandeniams būtų svarbu šitam periode tai vertinti savo, sakykime, kas susiję jūsų darbą, jūsų irgi jėgas sutelktas į darbą, į vairius projektus, į santykius su bendradarbiais, į savęs tobulinimą, į savo pareigas, teikti būtent irgi pirmenybę į tuos dalykus, ar visą tai jūs atliekat taip, kaip reikia, ir atkreip dėmesį savo sveikatą šitam periode. Jums irgi reikia, galbūt, jeigu ten buvot apleidę savo sveikatą, tai reikės šitam periode skirti tam daugiau dėmesio, pasitobulinti kažkokiuose tai srityse, pasisemti galbūt išminties.
Na ir žuvims šitam periode reikės daugiau laiko skirti, kas susiję su jūsų vaikais. Kreip dėmesį santykius su vaikais, galbūt ten dėmesio kažkokio reikia jiems daugiau. Galbūt kažkokios irgi gali būti situacijos kaip nuoskaudos, kažkokie nusivylimai ir panašiai. Tai vat vėlgi tai peržvelgti, ne? Tai peržvelgti, nepanikuoti, nepulti kažkokius tai kraštutinumus, tai peržvelgti, pasigilinti į savo tikslus, į savo irgi talentus, į savo savybės, pasigilinti, neskubėti kažkokių tai irgi priminėti rizikingų sprendimų, rizikingų investicijų. Reiškia, sekti labiau tokiais dalykais, kurie yra susijęs su vertybėm, o ne su mada, ne? Su vertybėm, su išmintim, o ne tai, kur kažkas, tai sakykime, tokio yra laikina. Tai va, dėkuoju visiems už jūsų dėmesį, tikiuosi, kad buvo naudinga, pasidalinkite irgi šiom žiniom su savo draugais, būkite laimingi ir iki pasimatymų kituose video.